Rodomas gyvenamas namas Kumečiai, Alytaus rajonas. 2 kilometrai iki Metelių ežero ir ten tie visi 3 ežerai Duse, Metelys, taip toliau. Tai čia yra 180 kvadratų gyvenamo ploto ant popieriaus. Tikrai erdvus namas, viduje suremontuota viskas. Kūrenimas arba anglim, arba dujom gali pasirinkti. Dujom ten tas pultelis yra susireguliuoti. Yra aplinkui žemės. Dabar čia 37 arai. Einam, parodysiu aplinkui namą. Ūkinius, visą kitą ir ant galo namą pažiūrėsim. Nu va, apeikim aplinkui pagreitintai. Čia va įvažiavimas. Einu palei kraštą dabar. Ten va kampas ties Vištinyku. Tada einam šį čia pažiūrėti, va. Garažas. Čia daržinė, tvartas ir taip toliau. Gyvulius kažkada laikė. Čia va daržinė. Čia va ūkinis. Einam lauk. Čia irgi ūkinis. Va. Šį čia ribos maždaug. Šį čia jau svečių kambarys, kaip sakant, ar pabaliavojimui. Čia va lauko skėtį galima įsidėti. Balkonėlis toks. Einam toliau. Dabar parodysiu, kas yra čia. Šitą irgi galima nusipirkti. Dabar pasakysiu, kas čia yra. Čia yra buvęs medpunktas, kažkas tokio, ne? 5 arai yra plotas su šituo namuku. Šitą galima pirkti arba atskirai, arba kartu su viskuo. Tai tie 5 arai su šitu namuku, ar ne? Sako žmogus, jeigu 80 duos tūkstančių su visų namu ir va tą parduodu kartu, jeigu ten 70, tai be šito. Kažkas tai tokio. O riba eina, vat kur, va šį čia pasakysiu, va čia va riba eina lik kelio va šito ir va aš einu dabar palei ribą. Va šį čia va eina riba, jau priklauso šitam sklypui. Ne, dabar čia yra kažkoks praėjimas. Va. Va, praėjom. Taip. Tai va to va sklypuko riba yra va ties šito betoninių. Va. Ir šį čia eina va taip link tos sankryžos. Tai va šitas va visas gabalas su tuo įvažiavimu priklauso šitam namukui. 5 arai. O čia viskas, visos šitoj pusėj priklauso šitam namui, 37 arai. Tai va, tai daugmaž susakiau. Dabar dar apeikime šitoj pusėj namą. Kaip čia kas atrodo. Saulės elektrinė yra ant stogo. Per vasarą pernai sutaupė 3000 kWh. Ten tokia sistema, kad atiduoda tinklam, po to iš tinklų gali pasimti. Tai va, garažas. Virš garažo dar yra patalpa, ten neįrengta. Nereikia tiesiog žmonėms tiek daug ploto. Kam reikės įsirengs. Čia yra dujos, šildoma dujom. Atveža, aptarnauja čia tas dujas. Sakė, šildymo išlaidos žiemą kažkur 500 eurų per mėnesį gaunasi dujom šildyti. Yra ir anglinis pečius, aišku. Tai va, apėjom aplinkui. Einam į vidų, namą pažiūrėti. Taigi. Taip, dėl tualeto, tai klausiau, tualetas čia yra, va. Šį čia yra tualetas. Kodėl taip, nežinau.
Čia va koridorius platus. Tada einam į virtuvę. Čia va kažkas yra, tai aš taip nerodysiu. Va, virtuvė. Virtuvė. Tada einam į kambarį. Langai plastikiniai visur. Čia kambarys. Dar kambarys. Einam į antrą aukštą. Pirmas aukštas 120 kvadratų. Po to jau nemažiau, bet vis tiek erdvės daug. Kambarių dar galite įsirengti antram aukšte, jeigu poreikis yra. Tikrai vietos nemažai. Čia buvo kažkada padrėkę, bet prieš 2 metus stogą pakeitė ir uždėjo saulės kolektorių. Elektrinė šitą. Vaizdas pro langą. Radiatoriai čia viską. Centralinis šildymas. Čia sandėliukas. Grindys neįrengtos. Sienos. Ką einam toliau. Čia parodysim patalpą virš garažo. Čia vat stogas kardinis uždėtas tik tai ant šitos patalpos. Šiaip ant viso namo stogas yra šiferio naujo. Prieš 2 metus dėtas. Bet čia toksai, kaip suprantu, tik tai virš garažo toksai stogas. Einam pažiūrėti šildymo sistemos ir kur yra vonia. Čia labai faina ir vėsu. Va, yra ventiliacija, valankiuką pradaryti galima. Taip. O čia yra dujinė šildymo sistema. Viduje su pulteliu galima reguliuoti. Ši čia yra pečius anglim kūrenti galima. Prūžiko nepasiėmiau plemba. Va, šviesa įsijungia. Čia yra vonia su vonios kambarys, su boileriu ir taip toliau. O tualetas yra garaže. Tai, čia kas čia židinys turėjo būti. Aha. Taip, kas čia? Ai, čia irgi sandėliukas, va. Nu va, parodžiau jum namą. Tai Kumečiai, Žiedo gatvė 13. Tai va,
Pasižiūrėkit, kur kumečiai randasi. Galit kokią norit kainą siūlyti. Galit atvažiuoti, žiūrėti, tada pagalvoti. Taip pat pas mus, aš primenu, kainą galit sakyti bet kokią, visiškai. Svarbu, kad turiu pinigų, noriu pirkti, va už tiek paimčiau iš karto. Vat tokie vat rimti pirkėjai, skambinkit, telefono numeris profilyje ir tarsimės. Su savininku galite atvažiuoti pasikalbėti, čia ne problema. Tai vat, toksai va namas, Žiedo gatvė 13 Kumečiai. Alytaus rajonas. Iki ežerų netoli. Dalinkitės ir sekite kanalą. Ir nepraleistė kitų video. Iki.